Visiems geros dienos. Šiandien darysim beliašus bulvinius. Užsidėm iš pradžių virt bulves. Kol mūsų bulvės verda, mes tas bulves susitarkuosim. Va čia turim pasiruošę nusumt bulves. Susigratom čionais. To nenupilam, nusistovės krakmolas, sudėsim į masę. O tokias gavom. Čia turim virtą mėsytę. Mum ją reikia susimarti. Nu va, sumalam paskutinius. Na viskas, mėsytę turim. O čia turim bulves išvirtas jau. Jas reikia susigrūsti. Čia mes susipjausim svogūną. Ir dedam kepti. Svogūną turim pakepę jau. Dedam mūsų maltą mėsytę. Įdėsim druskos ir pipirų. Įpilsim dar aliejaus. Na, o čia turim, kur nupiliam sultis, liko krakmolo. Jį išdedam čionais. Iškratom druskos ir įsimaišom viską. Nu tai va tokia tešla gavosi. Dabar lauksim, kol apkeps mėsytę biškį ir rinksim beliašus. Čia užsidėsim mūsų svogūnus. Kepsim. Spirgius turim išsikepę jau. Paskui tik kai apkeps sumaišysim, tai viskas. Nu va, čia dabar iškart pasidarysim mūsų porcinius kamuoliukus. Nu jau va, bandom daryti. Nu va, tokie beliašai mums gausis. Nu va, dar vieną. Tai va, kaip sakiau, jau mūsų spirgiai yra iškepti. Mums reikia juos tik tais pakaitinti. Svogūną iškepti ir viskas. Vanduo užvirė. Dabar dedam mūsų beliašus. Nu jau va, kai užvirs 10-12 minučių ir bus išvirę. Nu jau čia iškilo mum.
Dar porą minučių ir prie stalo. Nu, tokius virtus beliašus turim. Uždėsim biškį grietinės. Uždėsim mūsų spirgučių. Ir petražolių. Tai jau visiems prie stalo, visiems skanaus. Ir iki sekančio.